Kasandra vaikšto po kaimą, kuriame prieš kiek laiko buvo palikusi Aiką. Ji nežino, kurioje troboje ji apsigyveno ir todėl tiesiog vaikšto po kaimą, tikėdamasi ją sutikti. Kaimas nebuvo labai didelis ir todėl Kasandra greitai ją rado. Priėjusi prie drabužius skalbiančios Aikos, ji pasako: "Labas, kaip sekasi?" Pamačiusi, kad Aika truputėlį sutrikusi, Kasandra paaiškina: "Tu tikriausiai manęs neprisimeni. Tai aš tave radau dykumoje, kur tu buvai pasiklydusi. Tada tu nežinojai, kas esi ir kur randiesi. Ir todėl aš tave palydėjau iki šito kaimo. Keliavau pro šalį ir prisiminusi tave, nusprendžiau aplankyti. Ta diena aš praradau atmintį ir neprisimenu, kas buvo iki tol. Neprisimenu ir tavęs", paaiškina Aika. "Tikriausiai kaitroje gavau saulės smūgį ir dėl to teko atsisveikinti su atsiminimais." "Ir kaip tau sekasi čia gyventi?" pasidomi Kasandra. "Viskas labai gerai", atsako ji. "Čia sutikau gerą vyrą, kuriam iš karto kritau į akį. Jis buvo neseniai palaidojęs žmoną ir ieškojo kažko, kas apmalšintų sielvartą ir galėtų atstoti mamą jo vaikams. Atklydusi į šį kaimą, kaip kokia niekam nereikalinga benamė katė, aš dabar turiu gerą vyrą ir nuostabius vaikus. Apie ką daugiau galima besvajoti?" šypsodamasi pasako Aika. "Tai gerai, kad tau viskas gerai, o aš jau turiu eiti", pasako Kasandra. Kasandrai nueinant, Aika jai šūkteli: "Gal kartais žinai mano vardą?" "Taip, žinau", atsako Kasandra. "Tu man tada sakei, kad tavo vardas Aika." "Koks keistas vardas", nusistebi ji. "Šitoks vardas labiau tiktų Kaliai ar Kumeliai, bet tik ne žmogui. Geriau pasiliksiu savo naująjį vardą. Vardą, kurį man davė vyras ir kuriuom mane kviečia vaikai. Nuo šiol visam laikui mano vardas bus Palermita." Aplankiusi Aiką, Kasandra grįžta namo ir nieko nelaukdama nueina tiesiai prie veidrodžio, kur eilinį kartą bando susisiekti su bet kuria iš karalienių. Tačiau karalienės vis tyli. "Nesijaudink, tikriausiai jos labai užsiėmusios ir neturi kada su tavimi plepėti", pabandydamas nuraminti mylimąją, pasako Darijus. Tačiau Kasandra nujaučia, kad šį kartą viskas labai blogai. Ji beveik visiškai įsitikinusi, kad karalienės nebegyvos. Ji jaučia didžiulį pavojų ir tik nenorėdama gąsdinti Darijaus, apsimestinai ramiai jam atsako: "Tu teisus, tikriausiai jos turi rimtesnių reikalų." O tada ji pasako: "Žinai, mes jau labai seniai nebuvome ant drakono kapo." Darijus tiesdamas jai ranką pasako: "Jei tau tai padės prasiblaškyti, tai tada aplankykime jį." Matydama jai ištiestą Darijaus ranką, Kasandra pasako: "Šiandieną norėčiau keliauti paprastuoju būdu." Vietoj žaibiško persikėlimo, jie neskubėdami nusileidžia laiptais žemyn ir įsėdę į valtį nuplaukia link žemyno. Kasandra nenorėjo gąsdinti mylimojo ir todėl jam nieko nesakė. Ji tik norėjo su juo maloniai praleisti dieną. O Darijus, matydamas, kaip Kasandra liūdnai žiūri į jūrą, supranta, kad ji, nenorėdama jo jaudinti, kažko jam nedasako. Kasandra pievoje priskynė puokštę gražiausių gėlių, kurias padėjo ant drakono kapo. Tada ji, kartu su savo mylimuoju, palydi besileidžiančią saulę. Prabudusi ryte, Kasandra truputį nustemba. Ji buvo įsitikinusi, kad šito ryto nebesulauks. Gal ji vis dėlto klydo? Gal joks pavojus jai negresia? Deja, ji neklydo. Kaip tik tuo metu prie jos namų jau stovėjo
visas raganas sunaikinti siekianti žudikė. Ryte pakilęs iš lovos Darijus pamato kitame kambaryje stovinčią Kasandrą. Labas rytas, brangioji, pasveikina mylimąją jis. Tačiau Kasandra jam nieko neatsakė. Ji tik stovėjo nejudėdama. Nesuprasdamas, kas jai atsitiko, Darijus prieina arčiau, o tada jis pamato įsibrovėlę. Jis iš karto suprato, kad tai ji savąją magiją laiko sukaušiusi jo mylimąją ir nieko nelaukdamas puola ant jos. Nira atbula ranka trenkia jam sakydama: dink, smulkme. Ir galingo smūgio nutrenktas, Darijus nulėkė kažkur tolyn į šoną. Jis lėkė tol, kol atsitrenkė į sieną. Tačiau Darijaus tai nesustabdė. Nereaguodamas į skausmą, jis stveria kalaviją ir vėl puola įsibrovėlę. Nepastebimai pripuolęs iš užnugario, stipriai užsimoja kalaviju ir smeigia jai į nugarą. Tačiau galingajai Nirai tokia žaizda tik menkniekis. Darijaus drąsa ją tik išsiutino. Supykusi Nira griebia Darijų už gerklės ir iškėlusi aukštyn pradeda jį smaugti. Magijos suparalyžiuotai Kasandrai neliko nieko kito, kaip tik bejėgiškai viską stebėti. Ji matė, kaip užpuolikė išsiaugina ilgus lyg durklai nagus, kuriais perveria josios vyrą. Pabaigusi su Darijumi, Nira toliau eina link Kasandros, tada sutrikusi stabteli. Čia juk toji geroji ragana, kuri jai kadaise padėjo, atpažįsta ji. Nira jau visai nebenori jos žudyti. Tada šalimais atsiradusi įsivaizduojamoji sesuo jai sukomanduoja: ko lauki? Greičiau pabaik su ja. Negaliu, atsako Nira. Ji viena iš tų nedaugelio žmonių, kurie man buvo geri. Aš tiesiog neišdrįsčiau taip su ja pasielgti. Bet jei tu ją paleisi, tai visą laiką turėsi gręžiotis per petį, tikėdamasi keršto, perspėja Lelija. Nudėk ją ir viskas. Ne, griežtai atkerta Nira, bet ką kitą, bet tik ne ją. Jei tu jos pasigailėsi, tai kada nors ji tave nužudys, surinka Lelija. Tada Nira, kažką sumąsčiusi, mosteli ranka ir suparalyžiuotoji Kasandra pakimba ore, o Nirai apsisukus eiti, Kasandra skrisdama pasekė jai iš paskos. Būdamas mirtinai sužeistas ir nebegalėdamas daugiau nieko padaryti, Darijus tik bejėgiškai stebėjo, kaip toji įsibrovėlė, peržengdama jį nueina ir paskui save nusiskraidina jo mylimąją. O tada jis miršta. Kadangi Darijus buvo užburtas gyventi tiek pat, kiek ir Kasandra, tai Kasandrai vis dar esant gyvai, jo siela, palikusi nebegyvą kūną, išlėkė ieškoti savo kito kūno. Kažkur tais kitoje vietoje, didžiulėse kaimo vestuvėse, jaunikis su jaunaja stovėjo laimės linkinčiųjų svečių būrio viduryje ir laimingi klausėsi jiems skirtų sveikinimų. Tada Darijaus siela, išsirinkusi naująjį kūną, įsikūnija į tą jaunuolį. Atgimęs jaunikio kūne, Darijus pajutęs skausmą griebėsi už krūtinės ir atsilapojęs drabužį pamato, ką tik atsiradusi įdegtą Kasandros vardą. Tada jam viskas pasidaro aišku. Jis suprato, kad jam žuvus, magijos dėka, jo siela užgrobė kitą kūną. Jis suprato, kad visai nieko dėtas jaunuolis mirė, kad jis galėtų gyventi toliau. Jis stovėjo priešais nuostabiausią gražuolę, kurios išrinktą jį ką tik pražudė, ir dėl slegiančio kaltės jausmo nedrįso jai pažvelgti į akis. O tada jis pamato sutuoktuvių apeigoms pasiruošusi šventiką ir suvokė,
kad neužilgo turės žengti prie šventojo akmens ir prieš visus šituos žmones prisižadėti amžinai ją mylėti. Tai mažiausia, ką jis galėjo padaryti, kad bent kaip išpirktų savo kaltę. Bet jis jau buvo vedęs ir tiesiog negalėjo dar kažkam prisižadėti. Tada jis nuotakai pasakęs trumpą atleisk, palieka ją ir pabėga. Nuotakos broliai, pamatę, ką išdarinėja jaunikis, jį prisiveja ir nutvėrę už parankių, nuveda atgal pas nuotaką. O muzikantai, kurie buvo nusamdyti tam, kad vestuvėse būtų linksma, supratę, kas vyksta, pradeda groti šmaikščią muzikėlę, viską paversdami juokais. Taip priversdami visus manyti, kad čia specialiai viskas buvo taip sugalvota. Svečiai patikėjo muzikantų gudrybę ir pradėjo visą gerklę juoktis. Darijus buvo sugrąžintas atgal pas nuotaką, kuriai turėjo prisižadėti amžinai meiliai. Jis suprato, kad šitai per vestuves jaunikio palikta nuotaka būtų sugniuždyta. Jis suprato, kad jam taip pasielgus, ji dar ilgai būtų pajuokos objektu. Galbūt ji, po tokio pažeminimo, gal net visam laikui liktų vieniša. Tada jis, paėmęs nuotaką už rankos, kartu su ja žengė link šventiko. O tada jis prisimena tą dieną, kai susituokė su Kasandra. Prisiminė, kokia graži ji tada buvo. Jis prisiminė, kaip tą dieną, vienas kitam duodant įžadus, ji jam padovanojo dalelę savo energijos, sakydama, kad nuo dabar jis gyvens tiek pat, kiek ir ji. Tada jam topteli, jei jis vis dar gyvas, tai tik todėl, kad ir ji gyva. Tikriausiai ji kažkur įkalinta. Turėtų būti įkalinta, nes kitu atveju ji jau būtų čia. Tada jam daeina, kad jo mylimoji kažkur uždaryta ir sukaustyta grandinėmis, o jis, vietoj to, kad jos ieškotų, ruošiasi vesti kitą. Tada jis įsiunta ir grubiai išsivadavęs iš jaunosios brolių apsupties, šoka ant netoliese stovėjusio žirgo ir jį paraginęs sparčiau lėkti, šuoliais nurūksta tolyn, už savęs palikdamas minią nustebusių ir įžeistų žmonių. Negailėdamas žirgo, varė jį iš visų jėgų. Jis jojo per laukus ir miškus, naiviai tikėdamasis, kad grįžęs namo galės kažką padaryti. Jis jojo tol, kol galiausiai pamatė namais tapusią uolą. Atsidėkodamas žirgui už pagalbą, išlaisvina jį iš balno naštos ir paleidžia į laisvę. Jis nekantraudamas vaikšto pakrantę, vis laukdamas, kada atplauks jį į salą perkelti turinti stebuklingoji valtis. Tačiau jai vis nesirodant, praradęs kantrybę Darijus stveria akmenį, su kuriuom pradeda daužyti pakrantėje augusio medžio kamieną. Senas trūnijęs medis greitai pasidavė nuverčiamas. Ir į jo kamieną prisilaikydamas Darijus sėkmingai pasiekia salą. Pasiekęs salą, jis iš karto nueina pažiūrėti į valtį. Jam buvo įdomu sužinoti, kodėl ji neatplaukė jo perkelti. Tik jis priėjo prie valties, suveikia magiška apsauga nuo svetimų. Valtis nuplaukia toliau nuo kranto, o vanduo aplink ją pradeda virti. Nuo verdančio vandens pakilusi karštų garų siena apsupa valtį, taip neleisdama niekam į ją įsėsti. Tikriausiai Darijui pakeitus kūną, jam tarnauti turinti valtis jo daugiau nebepripažino ir į jį reagavo lyg į svetimą. O kai Darijus priėjo prie specialiai jam įstatytų magiškų durų, jos jo taip pat neatpažino ir jam neatsivėrė. Ir Darijui neliko nieko kito, kaip tik kopti stačia uola aukštyn. Jis buvo priverstas dar kartą praeiti tą patį ilgą ir pavojų pilną kelią,
tą patį kelią, kurį buvo praėjęs tada, kai pirmą kartą čia buvo atkeliavęs. Galiausiai įveikęs alinantį kopimą aukštyn, jis pagaliau grįžta namo, kur randa savo ankstesnįjį kūną. Jis ilgai sėdėjo priešais savo buvusį kūną, vis dar negalėdamas apsiprasti, kad į save žiūri iš šalies. Supratęs, kad atgal į savo gimtąjį kūną grįžti tikrai nebegalės, atsikrato jo, kol dar nepradėjo kilti dvokas. O tada jis kimba į knygas. Jis varto vieną burtų knygą po kitos, vis tikėdamasis rasti ką nors, kas padėtų sužinoti mylimosios buvimo vietą. Vienoje knygoje jis randa daug žadantį užkeikimą. Ten parašyta, kad atsistojus priešais veidrodį ir ištarus tam tikrus žodžius galima pamatyti mylimąjį žmogų. Jis Kasandrą labai myli, bet vis dar nėra labai geras užkeikimų žinovas. Darijus atsistoja priešais veidrodį ir pamatęs savo naujojo kūno atvaizdą sutrinka, matydamas jaunuolį, kurio kūną nenorom užgrobė, pagalvoja apie jo tėvus, kurie jį augino ir kurio jie niekada nebepamatys. Tada jis perskaito užkeikimą ir aišku, jam nieko nesigauna. Tada jis prisimena, kaip kadaise Kasandra jam sakė, kad kai kurie užkeikimai būna tokie sudėtingi, kad net ne kiekvienai raganai duodasi. Tuo metu kažkur kitoje vietoje viena ragana per išburtąjį stebuklingą langą kalbasi su kita ragana. Nors draugės viena nuo kitos buvo labai toli, stebuklingojo lango dėka jos galėjo kalbėtis taip, lyg stovėtų viena prieš kitą. Joms bekalbant apie tai, kad jau senokai nematė nė vienos iš karalienių, ragana Zara pamato, kaip už jos draugės atsiranda kažkokia ragana. Atsargiai, saugokis, už tavęs, surinka dėl draugės išsigandusi Zara. Tačiau Zaros įspėjimai nieko nenulėmė ir nėra lengvai susitvarkė su jos drauge. Prieš akis žvėriškai nužudyta draugė labai sukrėtė Zarą, tačiau jai nėra kada raudoti. Ji privalo kuo greičiau visoms pasaulio raganoms pranešti, kad juodoji ragana vis dar gyva. Nusišluosčiusi ašaras, ji susiima ir išburia galingą susisiekimo langą. Tokį langą, per kurį ją galėtų matyti viso pasaulio raganos. Per tą langą Zara visoms raganoms praneša, kad juodoji ragana vis dar gyva ir kad ji medžioja visas kitas raganas. Ir kadangi Nira taip pat buvo ragana, tai ji kaip ir visos kitos raganos taip pat gavo Zaros visuotinį pranešimą. Dabar jos apie tave žino, susierzinusi pasako Lelija. Dabar tau bus daug sudėtingiau. Tai visai nesvarbu, užtikrintai ramiu balsu atsako Nira. Diena po dienos, nuo ryto iki vakaro, Darijus rausiasi burtų knygose ir ieško atsakymų. Jis būtinai turi sužinoti, kaip būtų galima padėti mylimajai. Jis bando visus, kaip nors padėti galinčius užkeikimus, tačiau jam vis nieko neišeina. Iš spintos betraukiant naują knygą, iškrenta tarp knygų buvęs paslėptas laiškelis. Jis iš karto atpažįsta mylimosios rašyseną ir susidomėjęs pradeda skaityti laiškelį. Mano brangus Darijau, jeigu tu skaitai šitą laišką, vadinasi mano košmarai išsipildė ir man atsitiko kažkas labai baisaus. Tikriausiai dabar tu rausiesi mano knygų lentynose, ieškodamas, kaip mane susigrąžinti. Gali taip neskubėti. Savo pranašiškuose sapnuose regėjau, kad mes būsime išskirti labai ilgai. Aš prieš tave tokia kalta, nujausdama apie mūsų išsiskyrimą, nieko nepadariau,
kad tave nuo to apsaugočiau. Aš juk žinau, kaip virpa tavo širdelė, kai manęs nėra šalia, kaip tu nerimauji, kai nežinai, kur aš esu. Galėjau išlaisvinti tave nuo magiškojo susisaikstymo. Galėjau priversti pamiršti mane, bet aš tokia savanaudė. Tave pasmerkiau kentėti amžiną ir nepakeliamai sunkų išsiskyrimą tik tam, kad kada nors vėl tave sutikčiau. Tikiuosi, kad kada nors man atleisi. Amžinai tave mylinti Kasandra. Perskaitęs laišką, perskaito jį dar kartą, tačiau jam aiškiau netampa. Laiške pilna apgailestavimų ir taip mažai konkretikos ir jokių patarimų, ką daryti toliau. Tada jis vėl grįžta prie knygų studijavimo. Vienoje vietoje kalnuose pasitarimui susirenka daugybė raganų. Ji kažkaip sugebėjo išgyventi mūsų ataką ir dabar mums visoms keršyje, pasako viena iš raganų. Panašu, kad Cizujos pranašystei vis dėlto lemta išsipildyti, pasako kita ragana. Negalime laukti, kol ji išžudys mus po vieną. Mes privalome susiburti į armiją ir bendromis jėgomis ją pulti, pasako dar viena iš jų. Tada pasisako dar viena ragana. Juodoji ragana keršyje toms, kurios tada ją puolė. Tai tegu tos raganos ir mąsto, kaip gelbėtis. Aš puolime prieš juodąją raganą nedalyvavau ir nematau reikalo rizikuoti gyvybę, stojant į kovą prieš tą, kuris sugebėjo nukauti visas karalienes. Mano draugė taip pat nedalyvavo puolime prieš juodąją raganą, sušunka Zara, bet tai jai nesutrukdė sudraskyti ją į gabalus. Panašu, kad tada, dėl per mūsų užpuolimą patirtų sužalojimų, ji išprotėjo ir dabar visas pasaulio raganas laiko savo priešėmis, pasako ragana Arauta. Jei norime išgyventi, tai privalome ją pulti dar kartą ir užbaigti tai, ką aną kartą buvome pradėję. Praėjo daug dienų, kol Darijui pagaliau pasisekė teisingai ištarti burtažodį ir jam prieš akis atsivėrė magiškasis langas, per kurį buvo galima matyti ta vieta, kur šiuo metu buvo jo mylimoji. Bet tai jam ne ką padėjo. Lange jis matė kažkokioje negyvojoje žemėje po purpuriniu dangumi stovinti didžiulį metalinį trikampį pastatą su milžiniškos moters skulptūra viršūnėje. Darijus nežino, kur randasi tas keistas pastatas ir jis tikrai nežinojo, kurioje pasaulio vietoje galėtų būti toks dangus. Tada jis burtų knygos gale buvusiame tuščiame lape, kaip sugebėdamas tiksliau, persipiešė lange matomą vaizdą. Jis pervertė visas Kasandros knygas, ieškodamas bent menkiausios užuomenos, bent mažyčio paveikslėlio, bet nerado nieko, kas būtų galėję padėti jam suprasti, kur galėtų stovėti tas trikampis pastatas. Ir nebežinodamas, ką toliau daryti, jis tiesiog sėdėjo, tuščiai spoksodamas į sieną ir kažką galvodamas. Tada jo dėmesį patraukė ant sienos kabantis medalionas. Jis prisimena, kaip kadaise Kasandra jam pasakojo apie tą medalioną. Jis atsimena, kaip ji jam pasakojo, kad tas medalionas tai miškų tautos druido jai padovanotas padėkos ženklas už tai, kad kadaise ji juos išgelbėjo nuo didžiulio gaisro. Tada jam topteli, kad jei jis pas juos nukeliautų ir parodęs tą medalioną primintų jiems apie tai, ką kadaise dėl jų padarė Kasandra, tai jie, atsidėkodami, gal jam kaip nors galėtų padėti. Gal jų druidas bus ką girdėjęs apie kraštą su purpuriniu dangumi? Tada Darijus susiruošia į kelionę ir iškeliauja. Jis, įkišęs nosį į burtų knygą, keliauja į ten, kur randasi miškų tauta. Anksčiau nemėgęs krimsti magijos mokslų,
Dabar niekada iš rankų neišleidžiantis burtų knygos, jis trokšta išmokti kuo daugiau, kad kai ateis laikas gelbėti Kasandrą, jis būtų kaip galima geriau pasiruošęs. Tada jo dėmesį patraukia žeme lekiantys šešėliai ir pažvelgęs aukštyn, Darijus pamato dangumi skrendančias raganas. Tada jis panaudojęs neseniai išmoktą tolimojo žiūrėjimo burtą, iš arčiau pažvelgia į tas raganas. Kelis kartus pritraukęs vaizdą, jis pamato, kad raganos pilnai apsišarvavusios ir supranta, kad jos skrenda į kovą prieš juodąją raganą. Visos tos raganos labai greitai lėkė kažkur tais į vieną vietą, tikriausiai ten, kur šiuo metu buvo juodoji ragana. O tada kažkur tais labai toli, ten, kur ką tik nulėkė visos tos raganos, nugriaudi kurtinantis griausmas, o danguje nušvinta, akinantis energijos sprogimo sukeltas blyksnis. Darijus suprato, kad jos ją jau atakavo ir šitaip ji pasipriešino. Tada atsivijusi sprogimo banga parbloškė Darijų ir pagriebusi jį, lyg kokį šapelį, nusineša su savimi. Sprogimo bangos nešamas, jis žeme riedėjo tol, kol pririedėjęs griovį įkrito į jį. Atrėmusi ataką, Nira vaikšto tarp ją puolusių raganų kūnais nuklotą lauką ir susimąsčiusi žvalgosi. Tada ji ištiesia rankas į šalis ir pradeda kilti aukštyn. O kai buvo pakankamai aukštai, ji pradeda į save siurbti visų žuvusiųjų raganų magiškasias galias. Ir kaip tik tada, panaudojęs tolimojo regėjimo magiją, iš labai toli ją stebintis Darijus supranta, kad juodoji ragana šitą mūšį nugalėjo. Negalėdamas nieko pakeisti, jis tik susiranda savąją burtų knygą ir patraukia toliau. Tuo metu per puolimą išgyvenusios raganos, susirinkusios požeminėje salėje, gydėsi žaizdas ir tarėsi, ką toliau reikėtų daryti. Ji mus ištaškė, lyg kokius mažmažius, pasako raganas Zara. Ji per daug galinga, kad su ja kovoti atvirame lauke, ir todėl mes su ja daugiau nebekovosime. Už mus su ja kovos mūsų sukurtas golemas. Mes sukursime labai didelį golemą, patį didžiausią golemą, kokį tik kada kas tebuvo sukūręs. Ir jis bus toks didelis ir stiprus, kokio dar niekada nebuvo. Tada jį apvilksime tvirčiausiais šarvais ir pasiųsime prieš juodąją raganą. Tai nepadės, surinka į pokalbį įsiterpusi ragana. Ji lengvai sunaikins tą golemą, kad ir koks didelis jis bebūtų. Nepadėtų net tokių golemų armija. Kad ir ką sugalvotume, mums niekas nebepadės. Telieka tik vienintelis dalykas. Mes privalome, nusižeminusios, pulti prieš ją ant kelių ir maldauti pasigailėjimo. Tai gal tada ir išgyventume. Jei nereikalingi tarnai, jei nereikalingi vergai, jei reikalinga tik mūsų magiškoji energija, pasako ragana Rauta. Mes aplankysime visas karalienių bibliotekas ir perskaitysime visas ten esančias knygas ir būtinai rasime būdą, kaip išgyventi. Tuo metu Darijus, eidamas keliu per mišką, vis studijuoja magiją. Jis taip stipriai buvo įsigilinęs į skaitymą, kad net nepastebėjo, kaip kažkas iš už medžio į jį taikosi arbaletu. Plėšikas iššauna ir Darijaus kaklą perveria strėlė. Tada jis suklumpa ir springdamas krauju numiršta. Tada Darijaus siela palieka nebegyvą kūną ir išspirdama plėšiko sielą persikūnija į jį. Atsipeikėjęs po persikūnijimo, Darijus prieina prie buvusio kūno ir pasiėmęs burtų knygą keliauja toliau. Tarp plėšiko daiktų Darijus randa mažytę užrašų knygutę. Atvertęs ją supranta, kad tai yra dienoraštis.
Iš gražios rašysenos, švelnių žodžių ir iškvėpintų puslapių Darijui tampa aišku, kad šitas dienoraštis kažkadaise priklausė jaunai merginai ir susidomėjęs pradeda jį skaityti. Mergina rašė apie tai, kaip ji jaudinasi, nes jos tėvas pažadėjo ją turtingam jaunikaičiui. Ji jaudinosi, nes nežinojo, ar tas jaunikaitis yra geras žmogus. Ji nerimavo, nes nežinojo, ar kai jie pirmą kartą susitiks, ji jam patiks ir ar tarp jų įsiplieks meilė. Dar mergina nerimavo dėl jos laukiančios kelionės per mišką. Mišką, kuriame anot gandų siautėjo galvažudžių gaujos. Tačiau jos tėvas, nieko nebijantis senas kareivis, per daug užsispyręs kietakaktis, kad važiuotų aplinkiniu daug ilgesniu keliu. O atvertus naują dienoraščio puslapį, viskas pasikeičia. Iki tol buvusią dailią rašyseną pakeičia grubi keverzonė, o anksčiau buvę švarūs ir gėlėmis kvepiantys puslapiai toliau buvo suodini ir suglamžyti. Ir iš to tapo aišku, kad toliau šį dienoraštį vedė kitas žmogus. Dienoraštyje toliau buvo rašoma: šiandiena buvo labai gera diena. Mūsų užgrobtoje karietoje buvo daugybė vertingų daiktų. Seniai neteko linksmintis su tokia dailia merga. Gaila, kad turėjau ją dalintis su kitais. O kai dalinomės jos daiktus, radau šitą mažą knygutę. Kadangi aš buvau vienintelis iš tų nedaugelio, kuris mokėjo skaityti, tai niekas neprieštaravo, kad pasiėmiau ją sau. Geras sumanymas knygoje užrašyti savo mintis. Nors žmogus miręs, tačiau kiti vis tiek gali sužinoti jo mintis. Aš taip pat nusprendžiau užrašinėti savo mintis, kad kai kada nors būsiu miręs ir nebegalėsiu kalbėti, mano užrašyti žodžiai kalbės už mane. Plėšikas rašė apie savo gyvenimą miške, apie tai, kaip jis su savo bendrais puldinėjo per mišką keliaujančių žmonių karietas ir su didžiausiu pasimėgavimu rašė apie apiplėštų keliauninkų žudymus ir linksmybes su jų žmonomis. Dar jis rašė apie grobio dalybas ir už grobį įsigyto brogo lakimą vakarais prie laužo. Darijui buvo šlykštu skaityti tokio žmogaus mintis ir šį kartą jo visai negraužė sąžinė, kad jo siela kažką pražudė. Pasibjaurėjęs plėšiko išsakytomis mintimis, jis buvo benutraukęs skaitymą, bet tada jis perskaito apie į plėšikų lagerį užsukusią raganą. Raganą, kuri akimirksniu išžudė visus jo bendrus. Darijus susidomėjęs perskaitė viską apie tą raganą ir iš jo aprašymo suprato, kad čia buvo toji pati juodoji ragana. Dar plėšikas rašė, koks sunkus gyvenimas prasidėjo, kai jis liko visiškai vienas. Būdamas be gaujos, jis negalėjo plėšti turtingų ir gerai saugomų karietų. Likęs vienas, jis pajėgė plėšti tik vienišus keliauninkus, iš kurių grobis buvo labai skurdus. Jis guodėsi, kad dėl to ne kasdieną išeina pavalgyti, kad jis labai sulyso ir nusilpo. Baigęs skaityti dienoraštį, Darijus jį palieka ant kelmo ir nueina toliau. Tada Darijus pamato ant šakos kabančią medžiagos skiautę su herbu ir supranta, kad priėjo miškų tautos teritoriją. Eidamas toliau, Darijus prieina aikštę, kurios pakraščiuose stovėjo keisti neaiškios paskirties nedideli namukai. Tie namukai buvo ne ką didesni už bičių avilį ir juose tikrai negalėjo gyventi žmonės. Darijus nežinojo, kad jau kurį laiką buvo stebimas medžių tankmėje besislepiančių miškų tautos žmonių ir jis nežinojo, kad vienas iš jų laiko ranką ant svirtės ir laukia, kol jis atsistos reikiamoje vietoje. Kai Darijus atėjo į aikštės vidurį, svirtis buvo nuleista
Ir tą pačią akimirką, atsivėrus visų būdų liukams, iš jų išsiveržė alkani vilkai. Ir kai Darijus pamanė, kad tuoj į jį susmigs jų nasrai, vilkus laikiusios grandinės išsitempė ir jie visi sustoja, taip jo ir nepasiekė. Nors vilkai Darijaus ir nepasiekė, jis jų buvo iš visų pusių apsuptas ir negalėjo pasijudinti iš vietos. Tada Darijus pamato medžiuose besislepiančių žmonės ir supranta, kad rado miškų tautą. Vienas iš aukštai stovinčiųjų griežtai jo paklausė: ko tau čia reikia? Aš atėjau susitikti su miškų tautos druidu, garsiai pasako Darijus. Druidas nieko nepriima, atsako jam miškų tautos vyriausiasis. Taigi gali eiti iš kur atėjęs. Mano žmona dingo ir aš praėjau ilgą kelią, tikėdamasis, kad jūsų druidas padės man išsiaiškinti, kur ji yra, ryžtingai pasako Darijus. Druidui nėra kada ieškoti pabėgusių žmonų, pašaipiai atsako miškų tautos vyriausiasis ir jo žodžius palydi iš medžių tankmių pasigirdęs juokas. Tada Darijus iškelia medalioną su miškų tautos herbu ir garsiai pasako: kai kadaise šioje girioje kilo didysis gaisras, mano žmona Kasandra, kuri taip pat yra galinga ragana, iššaukusi liūtį, užgesino ugnį, taip išgelbėdama miškų tautą nuo pražūties. Ir šitą medalioną, kaip didžiausią padėkos ženklą, miškų tauta atsidėkodama padovanojo jai. Dabar aš stoviu prieš jūs su šituo medalionu, kaip jūsų tautos išgelbėjimo įrodymu, ir prašau jūsų grąžinti skolą. Prašau man leisti susitikti su jūsų druidu. Tada miškų tautos vyriausiasis jam atsako: aš nieko negirdėjau apie jokį didįjį gaisrą ir nežinau, iš kur pavogei šitą gelžgalį su mūsų tautos herbu, bet jei dar mums įkiriesi, aš įsakysiu labiau atleisti vilkų grandines. Tada jį nutraukė į pokalbį įsiterpusi senutė. Atvykėlis sako tiesą, garsiai prabyla ji. Miškų tautai tikrai grėsė išnykimas milžiniško gaisro liepsnuose. Ir ragana Kasandra tikrai išgelbėjo mūsų protėvius, išaukdama stiprią liūtį. Tada vienas iš jų pradeda sukti vilkų grandinių ilgį reguliuojantį mechanizmą, taip juos priversdamas sugrįžti atgal į būdas. Tada senolė susirinkusiesiems pradeda pasakoti jų išgelbėjimo istoriją. Labai seniai, kai mano prosenelė dar buvo maža mergaitė, jos kaimo žmonės neapsikentę vis labiau smaugiančių mokesčių naštos, paliko savo namus ir iškeliavo ieškoti vietos, kur, kaip sakoma, žolė žalesnė. Tačiau, kad ir kur jie benuklysdavo, kad ir kaip toli jie benukeliaudavo, visur jų laukė eilinis valdovas su savaisiais mokesčiais. Tada mūsų protėviai nusprendė pasitraukti į mišką ir gyventi iš jo teikiamų gėrybių. Iš pradžių buvo sunku artojams ir gyvulių augintojams išgyventi miške, tačiau laisvės troškimas padėjo ištverti visus sunkumus ir po kažkiek laiko pradėjo sklisti gandai apie laisvų žmonių tautą gyvenančią miške. Aplinkinių karalysčių gyventojai, kurie taip pat buvo nepatenkinti savo sunkiu gyvenimu, vis dažniau viską palikdavo ir iškeliaudavo. Jie visi keliavo į miškų tautą, kur maldaudavo, kad jiems leistų apsigyventi kartu. Beveik nebelikus kam dirbti laukuose, greitai pradėjo tuštėti rūmų lobių rūsiai. Ir pajutęs grėsmę savo valdymui, karalius pasiuntė karių pulkus, kad jie sunaikintų viską, ką tik būtų buvę galima pavadinti miškų tauta. Tačiau karalius klydo, tikėdamasis lengvos pergalės. Laisvo gyvenimo paragavę žmonės nebenorėjo vėl tapti vergais ir prieš stiprią ir gerai išmankštintą karaliaus kariuomenę jie kovojo taip nuožmiai,
kaip savo mažylius ginanti vilkė, ir aišku, kad nugalėjo. Ir dar juos privertė gėdingai bėgti. Karalius negalėjo daleisti, kad kas sužinotų apie tai, kad galingąją karaliaus kariuomenę sumušė paprasti miške gyvenantys valstiečiai. Todėl jis sakė padegti mūsų mišką. Mūsų protėviai buvo pasmerkti. Miškas degė iš visų pusių ir jiems nebuvo kur trauktis. Ir kai atrodė, kad liepsnos tuoj juos visus pasiglemš, kaip tik tada, raita ant savo drakono, pro šalį skrido ragana Kasandra. Ji neprivalėjo padėti. Mūsų protėvių žemė net nepriklausė jos prižiūrimai teritorijai. Tačiau ji vis tiek jiems padėjo. Ji iššaukė stiprią liūtį ir akimirksniu viską užgesino. Tada ji apsilankė pas karalių ir jį prigąsdinusi privertė prisižadėti, kad daugiau niekada nepuls miškų tautos. Po tokio gražaus ir visus sužavėjusio senolės pasakojimo, miškų tautos vyriausiasis, priėjęs prie Darijaus, pasakė: mes privalome tavęs atsiprašyti. Panašu, kad tavo žmonai mes esame amžinai skolingi. Dėl pastovios grėsmės mes tapome per daug atsargus ir netgi drauguose matome priešus. Atsidėkodami mes tave kviečiame pas mus apsistoti ir atgauti jėgas. Deja, daugiau kaip gausios puotos ir gero poilsio niekom negalėsime padėti. Mūsų druido jau daugiau kaip 100 metų niekas nematė. Bijau, kad jis jau seniai miręs. Aišku, tu gali apsilankyti jo namuose ir patikrinęs jo užrašus gali net rasi tai, kas tau padėtų tavo ieškojimuose. Bėda tame, kad jo namas labai giliai po žeme ir kelias iki jo labai ilgas ir klaidus. Tada miškų tautos vyriausiasis atsiveda Darijų į aukšto medžių viršūnėje buvusią platformą, iš kurios buvo gerai matomas visas miškas. Ir parodęs į didžiausią medį miške, pasako: po anato milžiniško medžio šaknimis esančiuose urvuose kaip tik ir yra mūsų druido namai. Nors Darijui siūlė kelias dienas pasisvečiuoti, gerai praleisti laiką ir pailsėti, tačiau jis nenorėjo gaišti nė akimirkos. Jis tik pasipildė atsargas ir iškeliavo. Darijui iškeliavus, prie miškų tautos vyriausiojo priėjęs vienas iš patarėjų niūriai pasako: mums reikia ruoštis karui, nes kai pasklis gandas apie Kasandros dingimą, dabartinio karaliaus niekas nebevers laikytis jo prosenelio duoto žodžio. Darijus lengvai pasiekė netoliese augusi didįjį medį ir pro drevę įžengęs vidun pamato labai gilią duobę ir toje duobėje esančias žemyn vedančias kopėčias. Jis nieko nelaukęs pradeda leistis kopėčiomis žemyn. Jis leidosi ir leidosi, bet kad ir kiek žemyn belipo, apačios vis nesimatė. Besileisdamas jis mirtinai pavargo, o jo rankas ir kojas visiškai pakirto. Nebegalėdamas daugiau lipti, jis atsisėsdamas ant laiptelio patogiau įsitaiso ir diržu prisisegęs prie kopėčių užmiega. Deja, persekiojantis košmarai apie tamsoje uždarytąją jo mylimąją neleido jam ilgai pamiegoti. Todėl truputėlį nusnaudęs toliau tęsė kelionę žemyn. Galiausiai, po labai ilgo leidimosi žemyn, jis pasiekė patį dugną. Tačiau apačioje buvusiame požeminiame urve nebuvo nieko panašaus į druido namus. Supratęs, kad dar neatėjo, Darijus toliau tęsė kelionę kažkur tais į šoną vedančių tunelių. Praėjęs ilgą vingiuotą kelią tunelių, jis pasiekė dar vieną požeminį urvą. Tada jis pamato urvo gale sėdinti ir visą medžio šaknimis apraizgytą žmogų. Darijus suprato, kad jis ir yra miškų tautos druidas. Deja, jis į nieką nereagavo. Darijus jį kalbino, netgi šaukė jam į ausį:
bet pažvelgęs į tuščias jo akis, suabejojo, ar jis iš viso begali girdėti. Geriau įsižiūrėjus buvo matyti, kad druido visą kūną apraizgiusios medžių šaknys kai kur taip giliai buvo įaugę į jo kūną, kad net buvo sunku pasakyti, kur baigėsi medis ir kur prasideda žmogus. Šaknys druido kūne buvo persipinusios su jo kraujagyslėmis ir įaugusios į kaulus. Ir tai reiškė, kad jis su medžiu buvo tapęs vienu organizmu. Supratęs, kad nėra prasmės bandyti su juom kalbėti, Darijus pradėjo žvalgytis po jo namus. Ant stalo pastebėjęs storą dulkių sluoksnį, supranta, kad druidas jau labai seniai tokios būsenos. O tada jis pamato ant sienos kabantį paveikslą, kuriame buvo pavaizduoti smėlynuose stovintys trikampiai pastatai. Jis greitai atverčia burtų knygoje tą vietą, kur buvo nupiešęs stebuklingajame veidrodyje regėtą statinį ir pripuolęs prie ant sienos kabančio paveikslo įsitikina, kad ten pavaizduoti pastatai šiek tiek panašus į tą, kurio jis ieško. Darijus vėl puola prie druido ir garsiai šaukdamas vėl bando jį pažadinti. Nesulaukęs jokio atsakymo, įsitraukia kardą ir surinka: "Jei tu man neatsakysi, aš nukaposiu visas tave su medžiu jungiančias šaknis." Tada Darijus išgirsta šalia stovėjusiame vazone buvusio medelio šakelių šnarėjimą ir atidžiau įsižiūrėjęs pamato, kaip iš tų šakelių pradeda formuotis veidas. Susiformavęs veidas surinka: "Tučtuojau liaukis!" "Kas tu?" pasimetęs paklausia Darijus. Veidas iš šakų atsako: "Aš esu miškų tautos druidas." "Kas tau atsitiko?" kalbančio krūmo paklausia Darijus. "Kadaise aš išmokau, palietęs medžio šaknis, susilieti su jom į vieną organizmą ir savotiškai matyti tai, ką mato medis. Medžiai tarpusavyje kalbasi ir keičiasi atsiminimais. Trumpam tapęs medžiu, aš taip pat galėjau su jais bendrauti. Medžiai auga visur, daug ką mato ir daug ką girdi. Ir klausydamasis jų istorijų, aš vis ilgiau praleisdavau susijungęs su medžiu. Kad ir kiek pasaulio paslapčių sužinodavau, man vis buvo per mažai. Susijungimas su medžiu užsitęsdavo vis ilgiau ir net nepajutau, kaip medžio šaknis įaugo į mano kaulus ir aš amžiams tapau medžio dalimi. O tapęs medžio dalimi, įgijau galimybę gyventi tiek pat ilgai, kiek ir medis. Būdamas medžiu, aš daug mačiau ir girdėjau. Mačiau ir tave, Darijau, ilgesingai žiūrinti į dangų ir laukianti virš tavo kaimo praskrendančios Kasandros. O tada Darijus jo paklausė apie ant sienos kabantį paveikslą. Druidas jam papasakojo, kad kadaise pas jį svečiavosi žmogus iš dykumų krašto. Tai jis nupiešė šį paveikslą, nes norėjo parodyti, kaip jo kraštuose laidojami valdovai. Tada Darijus jo paprašo: "Prašau, pasinaudok savosiomis galiomis ir sužinok, kur yra mano mylimoji." "Deja negaliu," atsako druidas. "Aš matau tai, ką mato medžiai, bet dykumų kraštuose medžių beveik nėra." Tada druidas jam papasakoja, kaip reikia nukeliauti ten, kur dykumų krašte trikampiuose pastatuose yra laidojami valdovai.